Labas vakaras visiems. Sveiki atvykę į duomenų analitikos programos pristatymą. Šiandien parodysiu ir papasakosiu, kokius dalykus kalbam, ką mokomės mūsų vienoje iš populiariausių Vilnius Coding School programų, tai būtent duomenų analitikai. Po pristatymo turėsim laiko klausimams, tai atsakysiu visus jūsų rūpimus klausimus susijusius tiek su duomenų analitika, tiek su būdais persikvalifikuoti į būtent šią arba panašias sritis. Pradėkime nuo to, kas mes esam. Tai Vilnius Coding Schoolas yra inovatyvi, pagal moderniausius būdus mokanti mokykla. Tikriausiai vienas iš svarbiausių dalykų, kad visi mūsų lektoriai yra savo IT srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį. Ir visi būdai ir visos aspektai, kurie mes mokom, yra nukreipti į dabartinę rinką. Todėl žinom, ko reikia sėkmingam persikvalifikavimui, kas turėtų būti mūsų medžiagoje. Ir būtent visi šitie dalykai mums leidžia būti tikriausiai viena geriausių mokyklų visame Vilniuje. Trumpai apie mane, tai mano vardas Vilius. Paskutinius 7 metus dirbu su duomenų analitikos ir duomenų inžinerijos projektais. Dvi vietos, kur galite mane sutikti, tai yra Swiss Money. Esu analitikos komandos vadovas, atsakingas už duomenų kokybę, atsakingas už duomenų strategiją ir geriausių praktikų duomenų analitikos srityje pritaikymą būtent Swiss Money įmonėje. Ir antroji vieta, kur galite mane sutikti, tai yra čia, Vilnius Coding School. Esu duomenų analitikos lektorius bei duomenų analitikos komandos lektorių komandos vadovas, ką reiškia, kad dalinai nuo to, ką mokosi duomenų analitikos studentai, priklauso nuo manęs ir nuo kitos team leaders. Tai stengiamės, kad mūsų medžiaga atitiktų darbo rinką ir būtų didžiausias galimybės persikvalifikuoti pabaigus būtent mūsų duomenų analitikos ar kitus kursus. Tai bendrai, kas yra duomenų analitika, tai tarpdisciplininė sritis. Galim sakyti, kad jis sujungia kelias pagrindinės sferas, tai būtų matematika, statistika ir prognozavimas. Tai procesas, kurio metu mes valom, tvarkom duomenis, po to viską sudedam į vadinamus duomenų modelius ir stengiamės daryti tinkamas išvadas, kad galėtumėm verslui padėti priimti tikslesnius sprendimus, padidinti pelną ir, kaip sakant, pagerinti ateitį. Tai pagrindiniai žingsniai, iš kurių susideda duomenų analitikos bet koks procesas, būtų šie 4. Tai pradžiai mes turim susirinkti duomenis. Šiais laikais duomenų šaltinių yra tūkstančiai, tai gali būti Exceliukai, tai gali būti PDF failai, tai gali būti Word failai, tai gali būti JSON failai. Ir taip pat visi šie duomenys guli skirtingose vietose. Tai gali būti vidinės verslo sistemos, tai gali būti išorinės sistemos kaip Lietuvos statistikos departamentas arba Europos duomenis. Susirinkus visus duomenis mes juos turėtumėm išsivalyti, kadangi tikriausiai įsivaizduojat, jog tiek apklausų duomenis, tiek bet kokie verslo duomenis dažnai būna klaidingi, todėl duomenų išvalymas yra ilgiausiai trunkanti duomenų analizės vieta, kai bandom susitvarkyti duomenis į kitos vietos, kur galėtumėm daryti jau kažkokį modeliavimą ir daryti kažkokias kokybiškas įžvalgas. Tai įžvalgų teikimas yra tikriausiai daugiausiai malonumą teikiantis procesas, tačiau šitų 4 duomenų surinkimas ir duomenų išvalymas trunka daugiausiai. O duomenų modeliavimas reikalauja geriausių techninių žinių, kadangi dirbam su skirtingom lentelėm, dirbam su skirtingais duomenimis ir būtent toje vietoje mums reikia žinių, kaip viena lentelė su kita susijungia, ko pasekoje mes mokomės SQL, apie kurį ir papasakosiu toliau. Tai keli dalykai, kokius verslo sprendimus padeda išspręsti duomenų analitikai ir analitikos inžinieriai. Tai visi šitie, ką matote ekrane, gal įdomiausias būtų, kokie faktoriai daro įtaką klientų kritimui, kadangi vienas iš dažniausių bet kokio verslo sprendimų būtų išlaikyti klientus, išlaikyti jų kilimą ateityje. Todėl duomenų analitikai gali išanalizuoti praeities duomenis ir pateikti kokybiškas įžvalgas, kaip bet kokiam verslui, ar tai būtų finansinis verslas, ar tai būtų medicinos verslas, ar gamybinis verslas, kuris gamina baldus, ar bet ką kitą, kaip reikėtų išlaikyti ateityje klientus, kaip reikėtų kelti jų kiekį, bei kaip daryti atitinkamus sprendimus pagrįstus duomenų analizę ir skirtingais duomenų analitikos būdais, kad ateityje būtų dar geresni verslo sprendimai arba dar geresnės verslo metrikos. Tai pradėkime nuo to, iš ko sudaryta mūsų mokymų programa. Tai būtent šiandien kalbu apie 160 valandų vieną iš populiariausių programų, duomenų analitikos, kuris sudaryta iš 3 pagrindinių dalių. Tai turim SQL 40 valandų kursą, taip pat turim Power BI antrąją dalį, kuri taip pat truka 40 valandų
Ir pabaigai turim Pythoną, kuris trunka 80 valandų. Bendrai kurso metu mes fokusuojamės į kritinį ir loginį mąstymą, profesionalių ataskaitų kūrimą iš praeities duomenų, bei kokybiškų įžvalgų pateikimą, ar tai būtų verslas, ar tai būtų nepelną siekianti organizacija, tačiau bet kuriuos duomenis mes pasiėmę, galim teikti kokybiškas įžvalgas ir prognozuoti bei gerinti ateitį. Dabar papasakosiu apie kiekvieną iš dalių, kuo jos skiriasi, kuo jos yra panašios, su kokiais iššūkiais susiduria mūsų studentais ir ko reikėtų tikėtis būtent kiekvienoje iš dalių. Tai pradėkime nuo SQL. Tai SQL yra programavimo kalba, kuri skirta dirbti su duomenų bazėmis. Svarbu paminėti, kad mes kalbam apie reliacinės duomenų bazės. Tai dauguma iš jūsų esate susipažinę su Microsoft Excel įrankiu, kuriame dažniausiai duomenys guli, ar tai būtų transakcijų duomenys, ar tai būtų gamybiniai duomenys, ar tai būtų finansiniai duomenys. Dažniausiai tie duomenys guli vienoje lentelėje. Tai galim išsianalizuoti viską iš vienos lentos. Tačiau, kai kalbam apie reliacinės duomenų bazės, nuo angliško žodžio relationships, būtent čia dirbam su duomenų bazėmis ir lentelėmis, kurios tarpusavyje yra susijusios ryšiais. Todėl turim išmokti atskirą programavimo kalbą, kaip reikėtų bendrauti su šiomis duomenų bazėmis, kaip reikėtų išsitraukti mums reikiamus duomenis ir tada daryti kokybiškas įžvalgas. Jeigu užmesit akį į ekrane esantį screenshotą, matysit, kad tai yra SQL skriptas arba SQL kalba, kuri man leidžia išsirinkti visus reikiamus stulpelius iš skirtingų lentelių. Čia galim matyti, kad jungiam 1, 2, 3, 4, 5, 7 lenteles tarpusavyje ir gaunam visą informaciją apie klientą, visus jo pirkinius ir kur buvo įvykdytas kiekvienas pirkimas. SQL kalba yra viena iš populiariausių kalbų skirta duomenų analitikams ir duomenų inžinieriams. Atsidarius bet kokį skelbimą susijusiu su šiomis rytimis, matysite, kad numeris 1 prioritetas, ko reikalauja iš duomenų analitikų ir duomenų inžinierių, tai yra būtent SQL arba SQL programavimo kalba, kuri mūsų kurso metu trunka 40 valandų ir studentai išmoksta kokybiškai naudotis duomenų bazėmis, jungti lenteles tarpusavyje, agreguoti duomenis ir teikti kokybiškas įžvalgas. Antroji dalis tai yra Power BI-us. Tai bendrai kalbant, Power BI-us yra Microsoft'o įrankis, skirtas analizuoti duomenis. Visi mes jį galim atpažinti iš grafikų ir interaktyvių grafikų, kurie tarpusėje veikia vienas su kitu, atvaizduodami geriausias ir svarbiausias dalis apie bet kurios duomenis. Todėl šio kurso dalies metu mes mokomės dviejų dalykų. Iš techninės pusės mokomės jungti lenteles tarpusavyje. Kadangi taip pat dirbam su reliaciniais duomenimis ir reliaciniais duomenų modeliais, kai turim ne vieną, ne dvi, bet daugiau lentelių, užmetę akį į ekraną galėsite kairėje pusėje matyti mūsų paprastą duomenų modelį, kurio momentu mes jungiame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lenteles tarpusavyje. Visos lentelės mums leidžia gauti atitinkamą informaciją. Tai pagrindinė lentelė yra viduryje, kuri yra pardavimų lentelė. Ir prie jos prisijungus duomenų lenteles ir kitas dimensinės lenteles, mes galime išanalizuoti duomenis savo pageidautinais pjūviais. Dešinėje pusėje galite matyti mūsų studentų sukurtus grafikus, kur buvo analizuojamos populiariausios dainos 2023 metais. Ir kaip matom, Taylor Swift buvo populiariausia daina. Ir šio kurso dalies metu studentai atskleidžia save dviejose pusėse. Tai yra techninis duomenų modeliavimas ir ryšiai tarp lentelių, bei kita pusė mes ją galėtumėm pavadinti meninė pusė, kur reikia naudoti atitinkamas geriausias praktikas, kalbant apie spalvų pasirinkimą, kalbant apie patį draugiškumą iš ataskaitos pusės, bei studentai kūrė grafikus, kuriuos galime matyti viršui dešiniai pusė. Paskutinė ir ilgiausia kurso dalis yra Python programavimo kalba. Tai bendrai galim sakyti, kad Pythonas yra universali programavimo kalba, su kuria galima kurti tiek puslapius, tiek kurti duomenų analizės ar duomenų mokslo įrankius. Ir mes fokusuojamės į programavimo pagrindus ir tada perinam į duomenų analitikos algoritmus, prognozavimus bei grafikų braižymą. Užmetę akį galim matyti du pagrindinius dalykus ekrane. Tai dešiniai pusėje matom paprastą stulpelinę diagramą, kurią studentai išmoksta braižyti su Pythonu. Tai visos diagramos, kurios gali būti atbraižomas Power BI, mes jas galime atkartoti Pythone, tačiau prognozavimas ir žiūrėjimas į ateitį yra daug lengvesnis naudojant Python programavimo įrankį, todėl jis taip pat yra mūsų kurso dalis. Kairėje pusėje galime matyti skirtingus
duomenų tipus, su kuriais susiduria mūsų studentai studijuodami duomenų analitiką. Tai būtent šioje vietoje mes dirbam su Pandas biblioteka. Python bibliotekos galim sakyti, kad tai yra galerijos funkcijų ir metodų, kuriuos iškviesdami mes galime atlikti kažkokius skaičiavimus daug greičiau, negu juos ranka turėtumėm sukoduoti. Ar tai būtų agregavimas skaičių, ar tai būtų prognozavimas, ar tai būtų minimalių ar maksimalių verčių išrinkimas iš didelio duomenų seto. Tai kairiai pusėje mes dirbam su Pandas, viena populiariausių bibliotekų visoje Python kalboje, ypač labai gerai naudojama tarp duomenų analitikų ir duomenų mokslininkų. Tai galim sakyti, kad tai yra paprasta Exceliuko lentelė, tačiau daryti visus skaičiavimus su Pandas ir būtent su Pythonu yra daug greičiau, daug lengviau ir visi procesai yra daug labiau optimizuoti, negu jie būtų daromi Exceliukai. Svarbu paminėti, kai dirbam su Exceliu, kas yra labai populiarus kasdienis įrankis, mes esam apriboti, su kiek duomenų mes galim dirbti. Nes tikriausiai nuo apie milijoną eilučių Excelis pradės lūžinėti. Kai kalbam apie Pythoną arba SQL duomenų bazės, mes galim dirbti su milžiniškais duomenų kiekiais, kas yra labai svarbus aspektas būnant duomenų analitiku ar duomenų inžinierium, kadangi duomenų kiekiai yra daug didesni negu kasdieniam gyvenime ir turim atrasti įrankius, kurie galėtų apdoroti tos milžiniškus duomenų kiekius, todėl būtent kreipiamės pagalbos į Pythoną arba į SQL. Svarbus dalykai, kurie padėtų įveikti mūsų mokymus kuo lengviau, kuo greičiau ir kuo efektyviau, tai būtų loginis mąstymas. Tiek SQL daly, tiek Python daly mes sprendžiam loginius uždavinius, todėl reikėtų matyti visus uždavinius ne tik tai taip, kaip jie yra parašyti, bet matyti juos iš kitų kampų. Ypač dirbant su reliaciniam duomenų bazėmis yra daug lengviau, jeigu galime įsivaizduoti, kaip lentelės jungiasi tarpusavyje ryšiais, o nematom jas kaip tik tai vieną lentelę. Jeigu paimtumėm pavyzdį, tai būtų Microsoft Excel ir būtent juose mes dirbam su duomenimis, kurie yra vienoje lentoje. Antras iš tikriausiai svarbiausių dalykų tai būtų matematika ir statistika. Jeigu turit kažkokį pagrindą būtent šiuose tiksliuosiuose moksluose, bus daug greičiau ir daug lengviau mokytis atitinkamai Pythono ir SQL. O kalbant apie patį Power BI, tai būtų meniškumas ir noras komunikuoti ir išreikšti visus duomenis ir visas idėjas vizualiai. Kadangi visi duomenų analitikai turi dvi pusės, tai būtų techninė pusė, apie ką mes kalbam, tai būtų Pythonas ir SQL, kai turim duomenis analizuoti grinai iš skaičių pusės, iš matematinės pusės, ir tada turim švelnėje pusė arba soft skills angliškai, tai kai turim viską pateikti arba vizualiai, arba papasakoti savo kolegoms. Tai komunikacijos įgūdžiai ir gebėjimas pateikti kompleksinės idėjas labai paprastai, mano suvokimu, yra viena iš svarbiausių dalykų, norint tapti sėkmingų duomenų analitiku, analitikos inžinierium ar eiti į panašias sritis, apie ką mes šiandien ir kalbame. Keletą pagrindinių darbo pozicijų, į ką reikėtų taikytis pabaigus mūsų duomenų analitikos kursus. Tai turim duomenų analitikų pozicijas, turim duomenų inžinierių, verslo įžvalgų specialistų ir analitikos inžinierių. Visos šios pozicijos yra tarpusavėje panašios, kadangi technologiniai įrankiai, kuriuos naudoja būtent šie darbuotojai, yra realiai identiški. Tiek duomenų analitikai inžinieriai ar analitikos inžinieriai naudoja Pythoną, naudoja SQL ir naudoja Power BI. Tačiau pasiskirstimas kiekvieno įrankio priklauso nuo būtent to pasirinktos srities. Kalbant apie BI specialistą, kas išvertus į lietuvių kalbą būtų verslo įžvalgų specialistas, dažniausiai jie dirba daugiau su Power BI. Apie 70% jų dienos yra skirta grafikų braižymui ir ataskaitų kūrimui, ir jie daug mažiau dirba su Pythonu, tai galėtumėm sakyti, kad jų pasiskirstimas dienoje būtų 60-70% yra Power BI, tada 20% SQL ir likusi dalis būtų Pythonas. Kai tuo momentu, jeigu kalbam apie duomenų inžinierių, tai duomenų inžinierius daug daugiau dirbs su SQL ir Python kalbomis, tai tikriausiai būtų apie 40 ir 40% dienos, ir likusi diena bus Power BI arba kiti išoriniai įrankiai. Tai pasirinkti sritį reikėtų po kurso, nusprendusi, kuri iš kursų dalių jums patiko labiausiai. Jeigu kalbam apie SQL ir Power BI, tai galbūt reikėtų galvoti apie duomenų inžinieriaus poziciją. Jeigu manot, kad visos dalis buvo vienodai patinkančios, tada reikėtų galvoti apie bendrai duomenų analitiko poziciją. Keli patarimai, kaip būtų galima padidinti savo galimybės persikvalifikuoti ir įsidarbinti į visiškai naują rolę, tai būtų savarankiškas projektas. Šiais laikais galim rasti visokių įvairiausių duomenų internete
Viena iš populiariausių svetainių yra būtent Kaggle, kurios logotipą galite matyti ekrane. Parsisiuntus tūkstančių skirtingų duomenų setų, galima nuspręsti, kas yra įdomu jums, ar tai būtų transakciniai duomenys, ar tai galėtų būti duomenys apie ligas, ar apie kažkokią statistiką bet kurios valstybės, sukurti savitą projektą. Savitas projektas gali būti Power BI vizualizacijos ir ateities prognozavimas, ar tai gali būti kažkokių SQL užklausų rašymas, kur galėtumėt pademonstruoti jūsų pažangesnės SQL žinias, negu pačias pagrindinės, kurias galite išmokti naudodamiesi Google ar nuėję į bet kokį mokymosi įrankį internete. Kiti dalykai - tai domėjimasis dirbtiniu intelektu ir mokėjimasis naudotis dirbtinio intelekto įrankiais. Šiais laikais dirbtinis intelektas yra viena iš naujausių ir populiariausių temų, kalbant apie duomenis, kalbant apie duomenų analitiką ir duomenų mokslą. Todėl labai svarbu sugebėti naudotis jais, gauti atitinkamus rezultatus ir žinoti, kaip reikėtų bendrauti su bet kuriuo AI įrankiu. Kitas dalykas, visi duomenų analitikai galėtų ateityje tapti duomenų mokslininkais, jeigu pasigilintų į matematiką ir statistiką. Todėl, jeigu yra noras ateityje pereiti iš duomenų analitikos į duomenų mokslą, taip pat matematika ir statistika, galbūt mašininio mokymosi žinios būtų labai naudingos, jeigu norėtumėm pabandyti ne tik tai save duomenų analitikos srityje matyti, bet ir truputį matematiniai, labiau techniniai duomenų mokslo srityje.